Labas. Vėl kraunusi šmutkės į kaimą. Oras šiandien žiauriai geras. Ir tik šį kartą važiuosim pro Šiaulius. Reikia užsukti, nusipirkti žoliapjovę iš Šiaulius ir mokyklinių stalų. Tai vienu kartu du zuikiai. Lekiam į Šiaulius ir prieš porą dienų pradėjom pakuotis daiktus jau iš savo namų. Visokius nesezoninius batus, rūbus, po truputį kraunamės, dabar irgi pasikrovęs nemažai dėžių esu vežuosi. Nes praeitą savaitę sužinojom iš savo buto pirkėjų, kad įvyko pardavimo grandinė su jais ir su jų buto pirkėjais, nes ten toks buvo susitarimas. Ir dabar mes jau sužinojom, kad sausio gale mes turim atlaisvinti butą, taip sutarėm. Įsivaizdavom, kad tai nutiks kažkada kovo mėnesį, tai dabar truputėlį pagreitėjo reikalai, tai norim iš anksto pradėti ruoštis, pakuotis, kad tas sausis nebūtų toks žiaurus. Dabar yra lapkričio vidurys, tai liko realiai 2 mėnesiai. Ir laukia tikrai įdomus tas etapas, labai džiaugiuosi, kad tai vyksta ir kad mūsų išsikėlimas į kaimą tampa vis realesnis, jis vis arčiau, vis įvyksta procesai, kurie turi įvykti, kad mes ten galėtumėm keltis. Vienas dalykiukas pakrautas. Džonseret. Atvažiuoja į Šiaulius, o čia šviečia saulė, saulės miestas. Priekaba pakrauta pilnai. Nusipirkom 7 tokius stalus mūsų jauniesiems homeschooleriams. Kiekvienam po atskirą bus ir dar ekstra. Žiauriai gerai čia užtaikėm. Nuotykiai vėl pašaukė. Stirnelė pasitaikė kely. Tai reikia pasigaminti lempą ir važiuoti toliau. Atsijungia mikrofas. Bet lempa pagaminta iš prožektoriaus, priklijavau ją, sureguliavau, kad niekam nespigintų ir važiuosim toliau į kaimuką. Tai va tai va lempa šviečia mano neoriginali. Va. Visai neblogai. Atlaikė kelionę, viskas tvarkoj. Atvažiavom namo. Tai žiauriai gera iš tikrųjų čia atvažiuoti. Kol atvažiavau su visais nuotykiais, tai jau ir 7 valandos atėjo. Stirna pasitaikė. Rytoj parodys, kaip mašina atrodo. Tai nieko ten baisaus, bet šiaip nemalonus dalykas. Tai šiandien nieko nesitirbuosiu. Norėjau pažiūrėti, kiek laipsnių name. Tai rodo 7 laipsnius dabar termometras, kuriuo nepasitikiu, o tas, kuriuo pasitikiu, kažkur prapuolė, nešiau vienur kitur ir neberandu. Einu pasikursiu pečių, pasidarysiu kažką valgyti ir viskas. Šiandien reiks ilsėtis, o rytoj nuo ryto pradėsim daryti reikalus. Filmuotos medžiagos pradanginime aš esu visiškas profesionalas. Dingo beveik visos dienos medžiaga, nežinau kaip tiksliai, bet ten buvo pas mane niuansų su užsipildžiusią atmintim, aš ten perkelinėjau dar kažkur, žodžiu. Tai nebėra šitos dienos medžiagos, bet nieko baisaus, gal ten nieko gero ir nenufilmavau. Tai dabar pradėjau namo tarpą ardyti, sieną, plytas išiminėti, tam, kad galėčiau prisipildyti vatą. Ir nemažai teko plytų išimti, kad visur pasiekt. Reikia prasisiurbti biškutį. Iki galo noriu išsiurbti iki pamato visą grūzą. Tada bus galima pilt vatą. Žiūrėsim, kaip čia su to vata seksis.
Nu va, tarpas ištruptas. Dabar bandysiu užsidaryti apačią, užsimūryti skyles ir per viršų pradėsiu krauti vatą. Į mūro mišinį įsimaišiau šiek tiek plytelių klijų. Kažkaip nepatinka, kaip jisai, kaip tik mūro mišinys užpildo tarpus, kažkaip jis man sukrenta. Įmaišius plytelių klijų, truputėlį elastingesnis, geriau kimba prie plytos. Aišku, čia tokia terlionė gaunasi, bet ką padarysi. Galvojau apie tą namo tarpą, kaip darys, kaip šiltint, gal čia samdyt kažką, gal nuomotis tą aparatą. Bet aš čia po vieną kambarį nei prisisamdysiu, nei prisinuomosiu darydamas. Reikia iškart nebent viską šauti. Ne pats patogiausias įrankis, aišku. Bet po biškį ir pasidarys viskas. Nu jau laukiu, kol šitas kambarys taps švarus. Oi, kaip gerai būtų į dušiuką. Vanduo visas užšalęs kol kas. Tai va, šiandienos planas, man atrodo, įgyvendintas. Rytoj gal pavyks jau pilnai viską pasidaryti ir užsimūryti. Ir čia aš nusprendžiau naudoti celiuliozinę eko vatą. Dėl jos kainos labiausiai tai pasirinkau, nes gal 3 kartus pigesnė už kažkokias tai mineralinės vatas, kurių šilumos laidumas yra praktiškai toks pats, o kuo jos skiriasi šita nuo nos, kaip supratau, kad šita labiau sukrenta, bet kadangi aš čia viso su grūdu, tai man čia bus super. Tai įsivaizduoju tokį kambarį per, nu jo, vis tiek su visko, su užtinkavimu. Būtų 2 dienos, tai nežinau, kiek kainuoja šitie darbai, bet jeigu, kiek čia kokias 2 savaitės ar biškį mažiau padirbėjus sutaupai porą tūkstančių eurų, tai man atrodo visai neblogai. Šita vata labai gražiai atrodo, o net gali kažką perskaityti. Labas rytas, saulė gražiai šviečia. Panašu reikėjo vakar su kepurė dirbti, nes plaukai kaista garai. Nu, bet šiandien reiks pasidaryti kubiliuką lauke, išsimaudyti. Žiauriai gražus rytas, saulė šviečia, šaldo normaliai. Nu, bet jau žiema artėja, tai taip ir turi būti. Va, koks vaizdas pas mane. Labai aš jį mėgstu. Užsidėjau išeiginę kepurę, išsiruošiau. Norėjau nuvažiuoti į vietinę savivaldybę, užsiregistruoti vaikų. Bet
Mašina visiškai nusėdusio kūmų. Žodžiu, nemėgsta mane šita mašina. To ir aš jas pradėsiu nemėgti. Tai einu užsikurti šitą daiktą pabandysiu. Reiks pabandyti užsikurti nuo jo ir išsitraukti tą kūmą. Nežinau, belė kaip sunkus jie. Atsirakintai atsirakinau. Raktelio nėra. Einu ieškoti raktelio. Atrodo, turėjo būti namuose. Bet nėra. Žiauriai juokinga. Čia yra duris, kur kabinu visokius raktus. Ir čia pažiūrėjau, nėra. Ant šito pažiūrėjau, nėra. O ten ir nemačiau. Ieškau dar visur. Žodžiu. Varom. Einam. Padedam vietą, kad nepamės daugiau. Klemikės pajungti. Kažkas veikia. Hopa. Nu, žiūrim. Hop, namas yra. Ar užsikurs? Kas? Subaru ar Scania 76 geresnis? Nu, blin, kažko nenori irgi. Snygiai už tai labai patinka autobusai. Snygiai, patinka tau čia? Aišku, patinka. Apsisisiosiu iš laimės jau. Nu, kol kas nieko gero, bet pabandom dar kartelį. Nu, Scania, nepavesk. Op. Tegul šitas daikčiukas kūrenasi, bandau išsivilkt akumuliatorių ir užsikurt Subariką. Nu, laidžiukai, jūs čia veikiantis. Bišk pavargę. Bet gal suveiks. Labai pavargę. Pliusas. Snygi nelyšia, kai dos tave. Tai užteks tau 12. Nors esi jau gavęs, man atrodo. Pas jaučius. Su savim pasišneku. Ir gerai. Aišku, laidai bus šūdinė. Automatas. Būtų mechaninė, užsistumčiau ir viskas. Be problemų. O dabar ką man čia su tavim daryti, kiek tu čia tom per valandą turi 70. Aš to čia neįkišiu. Ar įkišiu? Nu, reik bandyti. Važiuoju darbuotis į kaimą. Įrenginėt namą, o čia reikia užsiiminėt šudukais. Nebe šansų. Bandom dar. Kartelį. Gal kažkas netyčia pavyks. Ką, susirenku žaislus. Reikia kažką galvot. Šiandien jau niekur nenuvažiuosiu. Atvežė kaimynas akumuliatoriaus pakrovėją. Vakarui šiek tiek romantikos. Akumuliatorius kraunasi, tikiuosi rytoj užsikurs. Rytoj dar vienas draugas atvažiuoja į pagalbą. Tai labai laukiu jo. Dviesi judėsim truputėlį greičiau. O savaitgalį turi atvažiuoti vaikai. Monika išvažiuos į Klaipėdą. O aš liksiu su jais čia. Tai pažiūrėsim, kaip mano brigada pasidarbuos.
Galvojau, kad bus truputį paprasčiau iš tikrųjų. Bet aišku, normalu. Kaip pirmam bandymui. Tikėjausi, kad mažiau reiks skilių. Pradžioj pradėjau daryti, reikėjo didinti, nes žiūrėjau, ar tikrai visur pasiskirsto. Tai jeigu tarpas būtų vientisas, toksai per visą, tai būtų paprasčiau. Bet labai daug yra jungiamųjų, kur išorinė siena jungiasi su vidinė skersinės plytos. Tik ir kažkur pastringa. Ypač kampe reikėjo dar prasivalyti nemažai. Bet dabar jau viskas išvalyta. Ir. Šiandien pabaigsim gal šitą darbą. Aišku, čia pats mažiausias kambarys name. Ir dar dėl ko džiaugiuosi darydamas pats šitą darbą, kai čia prasiardžiau, pamačiau iš tikrųjų tą pastato struktūrą visą. Galvojau, kaip su viršum daryti. Ir va čia šita plyta yra uždaro jau oro tarpą ir ten prasideda jau plonesnė siena viršui. Tai realiai va čia pripildai, čiuk. Ir viskas, visas oro tarpas yra užpildytas. Dar pagalvojau, kad kaip pats savo remontuoji namą, turėtų būti tai nelegalu. Niekam nemoki mokesčių. Turėtų uždrausti tokius dalykus. Aišku, juokauju. Tai kaip propelerinė plyta. Tas čia visą laik žiūri, kaip dirbu. Nepraleis. Nei vieno žingsnio. Viskas. Nepraėjo nei 2 dienos ir namo tarpas užpildytas. O jeigu dar mašina rytoj ryte užsikurs, tai išvis bus labai gerai. Gerai. Einu miegot. Rytoj atvaro Augis. Užsitinkuosim čia viską, užsimūrysim iki galo sieną. Gal palangės rytoj pasigamint. Yra dar čia ką veik, nesijaudinkit. Šį kartą tiek. Iki.